Kokias problemas matote pačias svarbiausias, kur atėję į Seimą, sakome, mes tikrai tai padarysime, nuo to tikrai mes visi geriau gyvensime. Gal jūs truputėlį pasišakyti? Aš pradėčiau net ne nuo problemų, o nuo ideologijos. Pagrindinis tikslas yra tautinė valstybė. Išsaugant lietuvių kultūrą, kalbą tūkstantmečiais puoselėtas vertybės. Ir viso to esmė įdėta ne gerovės valstybė, bet bendro gėrio principas. Noriu tikrai pasakyti, jeigu tai bus įgyvendinta, blogiau tikrai nebus. Tai čia toks tikslas. Programinė ašis yra šeima. Visako pagrindas yra šeima. Jeigu bus tvirta stipri šeima, tai bus Lietuvos valstybė. Kalbėti apie valstybės valdymą, tai pagrindinis dalykas, ką reikia patobulinti, tai patį Seimą. Įvedant Konstitucijos straipsnio numeris 55 pataisą ir įgyvendinant dviejų rūmų sistemą. Tai būtų tautos atstovų rūmai 101 narys ir senatas 40 narių. Vadinasi, Seimo narių lieka tiek pat ir papildomų išlaidų netgi patalpom nereikia, nes yra signatarų sąjunga. Kodėl taip siūlome daryti? Nes tas reikalas pribrendo, visiškai įstatymų nekokybė, įstatymus kūrė lobistai Lietuvoje, nežmoniškai įstatymų gausa, 100 000 teisės aktų, mokesčių įstatymas keistas 500 kartų. Be to įstatymas yra dviprasmybės ir jie yra sunkiai suprantami paprastam vidurinį mokslą baigusiam piliečiui. Tai va tiek bėdų turim. Senato atsiradimas Lietuvos Seime visą tai užtikrintų, nes tie žmonės, kurie patektų į Senatą, reiškia, senatoriai, turėtų paskatą tos dalykus padaryti. Prisiminkime dar, kad ir pačių įstatymų skaičių reikia iš tikrųjų mažinti. Ir netgi turbūt panaikinti tos, kurie yra nekokybiški, arba jos padaryti kokybiškais. Turėkime omeny, kad 2000 įstatymų kažkur tai išeina per vieną sesiją. Tai neįsivaizduojami dalykai, reiškia, vyksta, kai tuo tarpu Europos šalyse kitose šimtais skaičiuojama, bet ne tūkstančiais, keliais šimtais. Tokia mūsų įstatymų leidyba. Toliau, antras dalykas valstybės valdyme, kad Seimūno kadencijų skaičių apribojam iki 2, iš eilės. 2 kadencijos atidirbęs, jisai, reiškia, daro pertrauką, jeigu norės toliau būti Seimo narių, tai jam tą nenori reiks padaryti, tas paskatins vėlgi grįžti gyvenimą ir sužadins apykaitą. Ir minties, kaip sakant, ir idėjų apykaitą. Trečias dalykas – Seimo statutas. Čia yra didelė bėda Seimo statute, kad vienas Seimo narys gali pateikti įstatymą. Vadinasi, labai patogi landa lobizmui. Todėl siūloma įstatymų priėmimo
nustatyti taisyklę, kad ne mažiau 10 Seimo narių pateikia įstatymą. Užkirst kelią šitiems dalykams. Be to, dar yra viena spraga, kad dienotvarkė, Seimo darbo dienotvarkė dienos gali būti, yra tokia praktika, pas mus iki trečdalio klausimų iš ryto pakeičiama. Šito būti negali, kaip sakoma. Yra tam tikras, reiškia, pasirengimas, svarstyti klausimus ir tai yra nesąžininga. Taip, toliau kalbant, jeigu kalbam apie regionus, tai kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą. Kodėl? Toks akcentas ir ne tik, o apie šeimos ūkius. Todėl yra būtina parama. Tai reiškia valstybės ūkio sričiai, ekonomikos. Smulkus vidutinis verslas šeimos ūkiai, kuri suneša į valstybės biudžetą 2/3 valstybės lėšų ir įdarbina 4/5, kaip sakant, neįdarbina, o sukuria darbo vietų. Tai vadinasi, parama šitai sričiai turi būti proporcinga jos teikiamai naudai valstybei. Todėl čia visas toks spektras pasiūlymų yra konkurencijos įstatyme susiaurint oligopolinę, kaip sakant, rinkos apimtį, palaipsniui iki 23 metų. Tos slenkstinės vertės, kurios apibūdina procentais užvaldytą rinką. Kada skaitoma, kad tai yra vyraujanti galia šito rinkoje atsiranda. Tai kalbant apie 21 metus, 22 metus, 23 metus, 3 procentai, 6 ir 9. Reiškia, sumažinamas tos slenkstinės, reiškia, vertės, kada tampama, reiškia, dominuojančių rinkoje. Tiek vadinasi atskirom įmonėm, tiek 3 ir mažiau įmonėm, kada jos yra ne mažmeninės ir mažmeninės, reiškia, sritės, reiškia, prekybos. Atitinkamai sumažinti pelno mokestį iki 5-7 procentų. Ir savaime, aišku, labai negeri dalykai vyksta mūsų žemės ūkyje, kada laikosi 5-6 tūkstančiai stambių ūkių, gyvena 120 ūkių, faktiškai skęsta. Tai čia yra tokie dalykai, kaip maisto produktų tiekimo grandinė, sakant, pradedant nuo gamintojo žaliavų, supirkimo, po to perdirbimo ir pardavimo. Tai faktiškai tiems smulkiesiems supirkimas yra, esant dabartiniai mūsų tokiai padėčiai, yra tragiškai menkas, kaip sakant. Ir čia pasiūlymas yra, įgyvendinant 46 Konstitucijos straipsnių, reguliuoti bendram valstybės gėriui šitą dalyką, perskirstant, reiškia, su mokestinė politika kritiniais atvejais, kada apmokestinami labai didelius pelnus gaunantis ir šitų biudžetinių lėšų remiami tie, kurie patiria baisius nuostolius, kaip sakoma. Bet iš tikrųjų programoje taip pat yra numatyta vystyti Lietuvoje alternatyvias, aiškia, ūkio sistemas, kooperaciją. Iš tikrųjų pastebėta, kad lyginant su kitom šalim,
sakysim, su mūsų artimiausia kaiminė Lenkija, kad ten sėkmingai esant kooperacijai 35 hektaruose žmonės, vaizdžiai tariant, važinėja su Alfa Romeo ir neskęsta. Dėl ko? Dėl kooperacijos. Todėl, kada remsim tos dalykus, kad kooperuotųsi smulkus vidutiniai ūkiai, šeimų ūkiai, tada įmanoma, ką reiškia tokia kooperacija. Kad žaliavų gamintojo rankose būtų perdirbimas ir netgi pardavimas, kaip sako. Tada įmanoma gauti teisingą kainą už savo tiekiamą produkciją. Supratom, dabar klausimai yra kažkokie. Kas gerai pasirinkti? Kom ir dingo, jiem nerūpi jūsų nuomonė, reiškia tokie jie jau yra, bet juos reikia pradėti auklėti. Štai Vareikis pasakė frazę. Vieną kitą įstatymą pakeisim, niekas nuo to neatsitiks ir jokių permainų nebus. Ar nemanote, kad reikia kokio pusšimčio esminių įstatymų paketo ir su juo ateiti į rinkimų tiesiąją, su tokiu paketu, kuris būtų priimtas per vieną mėnesį ir pakeistų situaciją valstybėje per 1-2 metus iš esmės? Aišku, ne vienai. Pakeisti, bet svarbiausia yra pamatinės įstatyminės nuostatos. Pradžioje tokie dalykai turi būti priimti. Ką aš turiu omeny? Tai programoje taip ir numatyta, kad visi leidžiami įstatymai turi atitikti nacionalinį interesą. Suprantat? Arba kitaip tariant, nacionalinius uždavinius ir siekius, kaip sakoma. Tada tik tai galima, tai yra, kaip sakoma, kryptis, kurios pagrindų tada mes išleidžiam visus likusius įstatymus. Jeigu mes neturim atraminio taško, tai neįmanoma ir tų įstatymų parengti. Ir čia pažymėčiau lobistinę veiklą. Lobistinė veikla negali prieštarauti nacionaliniam interesui. Be abejo, gerai. Aš labai norėčiau, žinokite, ne tik jums, bet ir kalbėjusiems ir dar gal kurie kalbės, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Štai jūs išdėstėte, išnagrinėjote visokius įstatymus, kažkokias pataisas siūlote. Tikrai viskas yra labai protinga. Bet ar jūs galvojat, kad jūs turėsite galimybę tai įgyvendinti, jeigu jūs einat su tokiu mažu, žinokit, savo rinkėjų elektoratu tik tai? Jūs panašus, reiškia, santalka nacionalinis susivienijimas, dar kažkokia tai ten Lietuvos visuomenės taryba Kaune, kur ten irgi bando visą Lietuvą apjungti. Kodėl jūs nerandat proto apsijungti tarpusavyje, kad galėtumėt kažką nuveikti Lietuvai su meile? Mes šito laukiam. Mums trūksta vienybės. Vienybės nėra. Vienybė yra tik tai Lietuvos himnai. Mes visą tą, sakysim, metus, tą idėją pleveno virš mūsų galvų ir mūsų, sakysim, vidiniai nuovokai ir visą tai buvo daroma. Bet kaip pasirodo, kad gyvenimas yra sudėtingesnis už mūsų troškimus. Tas buvo daroma. Jūs tokie mažiukai, suprantat, įsidalinat. Aš taip nesakau. Vienam gabaliuką, kitam gabaliuką ir jūs pasinesite. Aš gauna pajėgų generolų. Aš turbūt pirmas, o jie visi uodegoja. Ir tai susivienys. Ir kiekvienas yra toks. Pas kiekvieną pirmą. Gerai, bet... Aš noriu tokią repliką pasakyti. Paklausykit, mechanizmas vienijimosi yra vienintelis ir labai aiškus. Bendras atviras plebiscitas, visų piliečių balsavimas, sąrašo oficialiais tvarka sudarytas,
kuriame būtų Juozaitis, Radvilas, Puteikis, kiti lyderiai. Jeigu toksai sąrašas būtų pateiktas visuomenės balsavimui, jie nuspręstų, kaip juos surikiuoti ir neliktų tarp jų to ginčo, kuris pirmesnis, kuris paskesnis yra. Tai labiausiai. Tai vad, kol šitas mechanizmas nebus suvoktas ir įgyvendintas, 30 metų dešinieji ir kiti tarėsi prie apskritų stalų, nėra ir nebus jokio susivienijimo. Dėl žmogiškos psichologijos. Ne vienas nenori nusileisti. Tai vad, kai bus toksai pilietinis mechanizmas visuomenė, tada ir bus susivienimas šitų sveikų jėgų. Gerai, tai labai ačiū, paplokime.